Kornelija, na visų pirma, kokia buvo tavo istorija su krepšiniu? Kada pradėjai žaisti krepšinį? Nuo ko viskas prasidėjo? Oi, krepšinį pradėjau tik tai žaisti, kai atvažiavau į Kauną studijuoti į dabartinį Lietuvos sporto universitetą, tada buvo akademija. Ir tada studentų lygoj žaisdavau, bet tuo metu dar sportavau lengvą atletiką, ietinį atidavau. Ir baigus studijas, kai magistrą įstojau, tada pasiūlė eiti į moterų lygą. Buvo svajonė mano čia nuo vaikystės. Niekada netikėjau, kad galėčiau žaisti, tai va, bet iš didelio noro ir žaidžiu iki šiol. Sakai, kad buvai ieties metikė, ar ne? Ar buvo sunku mesti lengvą atletiką ir pereiti prie krepšinio? Na, iš tikrųjų tai gal nebuvo taip sunku, nes aš kaip Palangoje augus ir nebuvo mergaičių komandos ir kažkaip nuo vaikystės man irgi tas komandinis žaidimas ir tinklinis, ir krepšinis ir nebūdavo, todėl teko lengvą atletiką lankyti. O atvažiavau Kauną, visas galimybės buvo, noram išsipildyti, tai ir nebuvo sunku. Na, aš įsivaizduoju, vis tiek, kadangi gana vėliau pradėjai žaisti krepšinį, jeigu kitos merginos tavo amžiaus, teko daug ir mokytis, ar ne, visko pabandyti prisivyti jas? Na, kaip sakau, irgi iš to didžiulio noro gal, bet aišku, labai daug ko trūksta, dar nepalyginsi tenai, kur mergaitės ateina jau nuo vaikystės ten sportavę krepšinį. Pas mane tik tais gal tas kovingumas, o dėl to ir kamulio atkovoto, ten ar perimto, o šiaip tenai ar varimo, ar metimo, tai tikrai technikos trūksta. Kalbant apie tavo kovingumą, teko nekart komentuoti rungtynes ir matau, Kornelija stengiasi dėl kiekvieno aikštės centimetro. Tas noras, iš kur jis yra? Čia toks tavo būdas, toks tavo šeimos gal net ir bruožas kovoti? Ko gero, nes ir mama sportininkė, ir tėtis sportininkas, ir brolis, tai ir ko gero genuose tas yra tas kovingumas. Ir nežinau, pas mane yra taip, kad bet kokio lygio žaičiau dar ir įkalta, tai kad turi kovoti ir laimėti ir viskas. Neseniai pagerinai perimtų kamuolių rekordą. Ar pati prisiminė tas rungtynės, ar skaičiavai, kiek tų kamuolių pati perėmai? Atsimenu tas rungtynės puikiai, bet tikrai nesitikėjau, kad tenai tiek perėmiau. Kažkaip visą laiką galvojau, kad atkovau tenai. Galvojau, gal perėmiau kokius 5-6, bet paskui po rungtynių priėjo treneris mūsų fizinio pasirengimo ir paklausė, žinai, koks tai rekordas yra? Sakau, ne, sako, tai 12 atkovojai. Tada kažkaip įdomu buvo, pasidarė, koks tai tas rekordas, o pasirodo šitas. Dėl to tokio kietesnio žaidimo. Ar girdi, kaip varžovas, pavyzdžiui, skundžiasi teisėjams? Va, Kornelija Baldžiūnaitė kietai žaidžia, žiūrėkite ją. Ar teko girdėti kažką panašaus? Ne, kad tenai stumdosi ar dar kažką, bet girdėjau tik tais, kad vaidinu labai. Kad aktorė, galėčiau įti dramos būrelį. Truputį galėjo apie tai pasakyti. Žinoma, kad tenai visokiausia. Taigi mano pozicijai 4-5, tai tenai ir eina kova ta didžiausia po krepšių ir čia nori, nenori, stumdaisi. Ar ten, kaip sakot, kovojat dėl kiekvieno centimetro. Na, tenka pasistumdyti ir prieš aukštesnės varžovės, ar ne? Man galbūt net ir lengviau prieš tas aukštesnės. Nes jas truputį, kai kurios, aišku, negaliu sakyti, truputį ar lėtesnės, ar dar. Ir tada man lengviau iškrapštyti tą kamuolį, perimti kamuolį. Lengviau. Atkovoti kitas, jeigu jau užsiemu nebent padėti ir tenai, kaip sakot, laiku ir vietoj pašoku, tada išeina atkovoti. Pakalbėkime apie tavo klubą. 4 pastarosius metus rungtyniauji Hoptrans Sirenos. Galima sakyti, kad tokia ištikimybė perša mintį, kad viskas tau yra tvarkoje šioje komandoje ir tau viskas patinka? Na, buvau daugiametė Aišių žaidėja, bet pasitaikius irgi progai perėjau Sirenose ir man viskas gerai. Na, esi ir kūno kultūros mokytoja, ar ne? Pataisyk, jeigu klystu. Taip, taip. Ar tas darbas su vaikais, ar tai yra tavo, kaip ir pašaukimas, tau irgi tai patinka, hobis? Na, galbūt dėl to, kad ir tas sportas mane kai riša su gyvenime, tai todėl gal ir pasirinkau tą kūno kultūros ir mokytoją. Tiesiog. Man tikrai labai patinka ir suderinti eina nuo ryto iki pietų, jeigu dirbu, vakare treniruotės, dar aišku, jeigu ten būna kokių langų, ten pasitaiko tai, kad 2 treniruotės padaryti. Ne tai, kad tenai sėdėčiau visą dieną prie kompiuterio, prie stalo ir viskas. Ir tada eiti su kokiom sunkiom kojom treniruotę, tai tikrai ne. O vis tiek salėj, ten ar prasimeti dar, kaip sako, krepšininkai. Ar tenka matyti, kad tribūnos yra tavo moksleivių mokomų, kurie palaiko tave rungtynių metu? Galbūt ir apie tai pašnekat per pamokas, mokytoja, žiūrėjau tave, kaip žaidžiat? Ištikimi būnas ir gal iš anksčiau, net baigę mokyklą ateina pasižiūrėti. O dėl to, kad tenai mokytoją mačiau, tenai, neblogai atkovojat, tenai perėmėt, vis tiek ar
per Basket News tenai paskaito ar dar kažkur. Tai va tokių pasitaiko būna. Pasveikinu. Vėjų yra klubelis. Na taip. Ir Kornelija, vis tiek esi patyrusi žaidėja, ką dar norėtum pasiekti Lietuvos moterų krepšinio lygoje? Ko dar tikiesi iš tų sezonų ateityje, galbūt ir iš šio sezono? Oi, nu jau vat, šiais metais pasiekiau gan nemažą tą rekordą, tai ką žinau. Nu, labai norėčiau, kad komanda laimėtų prizinę vietą. O šitą linkėčiau. Tas tikslas ar? Na, aišku, dar ir perimtus laimėtų. Dar vieną rekordą. Ne, rekordą užteks, tik tais, kad būt sezone geriausia. O ko galėtum palinkėti visiems, kurie žiūri moterų krepšinį? Na, kad jau taip labai jau nenuvertintų ir ten pralaimėjus, ar tenai, kad ir Lietuvos rinktiniai nepasisekus ir žaisti, kad jau nenuvertintų ir nesumaišytų, kaip žinom, su kuo. Ir kad tiesiog pamėgtų. Ateitų į rungtynės palaikyti, nes tikrai dėl žiūrovų ir žaidžiam. Ir stengtis, ir stimulas yra visai kitaip, kaip tuščioj salėje žaisti ir kaip ateina žiūrovų palaikyti. Jis daug žiūrovų, tai dar bus 3 rekordai nauji. Negaliu žinoti. Ačiū, Kornelija, labai.